Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Dievas jį pasiėmė. Mes skaitome, kad Jenochas vaikščiojo su Dievu 300 metų. Tai nemažas laikotarpis praleistas su Dievu. Jis bendravo su Dievu, nes taip jam buvo malonu. Jam patiko Dievo draugija. Henochas turėjo tvirtą charakterį. Daugelis jo gyvenimą žiūri kaip į kažką, ko paprasti mirtingieji niekada negalės pasiekti. Bet Jenocho gyvenimas ir charakteris parodo, kokie gyvenimai ir charakteriai turės būti visų, kurie kaip Jenochas bus pakeisti, kai sugrįš Kristus. Jo gyvenimas bus toks, koks galėtų būti kiekvieno asmens gyvenimas, jei tik artimai gyventų su Dievu. Nereikia pamiršti ir tai, kad Jenochas buvo apsuptas tokio iškrypimo, dėl kurio Dievas siuntė tvaną, sunaikinusi ano pasaulio gyventojus už ištvirkavimą. Mes gyvename blogio amžiuje. Paskutinių laikų pavojai tampa vis realesni. Dėl vis didėjančio antpuolio daugelio meilė darosi vis šaltesnė. Jenocho gyvenimas stovi prieš mus. Jis gyveno ištvirkusiame amžiuje, kada moralinis nuosmukis buvo visur matomas. Tačiau jis treniravo savo protą pamaldumo ir meilės tyrumui. Jis kalbėjo apie dangiškus dalykus. Jis ugdė savo protą dirbti tą linkme ir jame atsispindėjo dieviškas atvaizdas. Jo veido išraiška buvo apšviesta šviesos, kuri švietė Jėzaus veide. Jenochas buvo gundomas taip kaip ir mes. Jis buvo apsuptas visuomenės, kuri nebuvo labiau palankesnė teisumui, nei yra dabar. Atmosfera, kurią jis kvėpavo, buvo paliesta nuodėmės lygiai kaip ir mūsų. Bet vis dėlto jis gyveno šventą gyvenimą. Jis nesusitepė vyraujančiamis to meto nuodėmėmis. Tai išlikime ir mes, tyri ir nesusitepę. Jis buvo atstovas šventųjų, kurie gyvens paskutinėmis dienomis. Už savo ištikimą paklusnumą Dievui jis buvo paimtas dangun. Taip pat išlikusieji teisėjai bus paimti. Jie bus paimti iš nuodėmingo ir iškrypusio pasaulio ir apgyvendinti danguje, kur bus tyras džiaugsmas. Mūsų užduotis yra palikti pasaulį. Tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime vaikščioti su Dievu taip, kaip tai darė Jenochas. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.